Mano eilinė diena Balio saloje prasidėdavo nuo rytinio veido spalvos grąžinimo, kurį pradėdavau beveik permatomu kremu su atspalviu. Jis apsaugo odą nuo saulės ir šiek tiek sulygina jos spalvą. Kad akys įgautų bent šiek tiek ryškumo, blakstienas perbraukiu vandeniu atspariu L'Oreal tušu, kuriam nebaisus jokie atostogų nuotykiai. Lūpas drėkinu Kiehl's balzamu ir aš pasiruošusi dienai. Prieš vykstant ieškoti nuotykių, odą būtinai padengiu saulės apsauga. Naudoju itin lengvos tekstūros losjoną, nes labai nemėgstu tokių kremų, kurie palieka riebų sluoksnį. Kiekvieną kartą, kai pradeda varginti karštis, nėra nieko geriau už gaivinantį purškiamą terminį vandenį. Iš pradžių į tokį dalyką žiūrėdavau labai skeptiškai, kol nepabandžiau pati. Dabar net mano vyras pasisavina šią priemonę ir gaivinasi. Dienai pasibaigus, odą sudrėkinu labai lengvos tekstūros De Kleur losjonu, kuris dieviškai kvepia žaliąja arbata. Jo poveikis labai raminantis.